It's all about feeling, you know. Klaipėdos Neptūnas žino, ką reiškia laimėti. Dieną prieš tas rungtynes sėdėjo UTMA Klaipėdos Švyturio arenoje. Sometimes as the point guard, you want to lead as much as you can. It was his birthday, and I told Coach before the game, I said, it's your birthday, I'm going to go out here and play, and I'm going to do all I can for us to win. Which I try to do every game, try to get a good feeling. You know, some days you're going to have, like, you know, you're going to be in a little slump, some shots you miss, it don't matter. But if I'm feeling good, though, it could be a tough night. Klaipėdos Neptūnas eliminuoja Lietuvos krepšinio lygos čempionus jų pačių arenoje. Kalbant apie finalinį ketvirtą, tai komanda parodė tikrai veidą. Labai jautėsi tą vienybę nuo pat išvažiavimo iš Klaipėdos. Aišku, jautėsi ir atsipalaidavimas, nes spaudimo tai mes visiškai jokio nejautėm. Mes, kaip pasakyti, džiaugiamės jau, kad patekom ten. Manau, tas padėjo, kad nejautėm jokio spaudimo. Tai jo, tai labai jautėsi komandos susivienijimas, toksai labai teisingas požiūris, nusistatymas. Visi žinojo, kokį didelį mes šią šansą turim ir kiek iš tikrųjų nedaug palyginus reikia, kad išsiveš tą medalį kažkokį iš to Vilniaus. Tai smagu buvo, nes visi, atrodo, pamiršo savo asmeninės kažkokias, kaip pasakyti, ne ambicijas, bet asmeninės nuoskaudas, ten aš to labiau noriu daryti aikštelėje, aš ano labiau noriu. Visas šitas kažkur išgaravo tam Vilniui, kai buvom ir tiesiog visi, kaip sako, priėmė savo tas rolės. Visi darė tą, ką treneris prašo, kad darytų ir tas privedė prie bendro tokio rezultato. Dabar sunku net ir atgamintis, kad gal tai, bet grupio etape striginėjom, mes ten iš tikrųjų tam grupio etape, tai nežinau, turbūt pagrindinis fokusas LKL buvo, o grupio etape tai, aišku, išsiminė tos rungtynės Kėdainiuose, kur per pusę kėlinio praktiškai 20 taškų atlašėm, tai nežinau, toks sunkus kelias iki tos taurės, bet nežinau, turbūt taip ir turėjo būti, taip ir subrendom tai taurė. Tas, ką matai kelias, turbūt visi matėm, ar ne, kad buvo šiek tiek sudėtingas, būtent pergalių atžvilgių, tai mes jau turbūt ne pirmi metai turim tą tikslą patekti į tą ketvirtą ir kryptingai siekėme to ir niekada nebuvom suabejoję, kad galėsime pasiekti būtent šiais metais, būtent tą ketvirtą. Tai tie įsimintiniausia turbūt ir Žygimanto metimas Kėdainiuose, kuris užtikrino mūsų tolimesnį kelią ir Šimontvilą. Turėjo erdvės Biui, bet dar šiek tiek laukęs. Klumpa, krepšininkas. Iš toli Janavičiui numesta granata, kurią jis pataiko į varžovų teritoriją. Be jokios abejonės, turbūt nei įsimintini dalykai, tai tą būtent savaitgalį. Ar bus medalis? Negalima pasišnekėti, bet tikiuosi.
25! Oh, come on, D. What's that? Six in a row. Oh my God. Iš tikrųjų, nežinau, aš galvoju, kad mes supratom, kad čia yra pats geriausias šansas parodyti, kokią komandą iš tikrųjų mes esam ir aišku, kai tiek visų akis Lietuvoje į tą turnyrą, tai visi nori ir žaidėjai pasirodyti, turbūt su dvigubai didesnė motyvacija žaidžia, tai nežinau, tai aišku, tokie tie jausmai dvejopi, tai strigom tikrai tam LKL, tokia dobelė buvo, tai važiavom ir nelabai žinojom, kaip čia tas turnyras susiklostys, tai, bet nežinau, aš labai džiaugiuosi už komandą, kad taip sukovojom, tai tikrai įspūdinga. Bet buvo nusiteikimas tiek važiavot laimėti, bent jau ta prasme prie pusmelį, tai tikrai, nes tas varžovas, vilkai nėra, jie ten kažkokie tai baubas, kai Žalgiris tam vis laik sako, kad čia prie Žalgirį tai tikrai. Taip, aišku, pasižiūrėjom, kad idealios sąlygos tą medalį iškovoti, ar į tą finalą patekti, ar kad ir dėl tos bronzos būtų tekę žaisti, tai irgi turbūt su Lietkabeliu nebūtų taip sudėtinga, tai nežinau, iš tikrųjų tą visą savaitę iki to ketvirto sportavom, taip, nežinau, gal norėčiau žygį išskirti, labai toks motivavo visą savaitę, kad mes važiuojam laimėti prieš Vilkus, tai jis, nežinau, gal tą įskiepijo tą mum tokį, tai sakau, jis toks labai stipriai prisidėjo prie to. Žygi, kaip prieš rytoj jauties? Gerai. Turėjom gerą treniruotę, visi taip geros emocijos. Aišku, visokių kalbų, visokių klausimų, bet atsiriboja, žinom, ką turim padaryti. Žaidėm porą rungtynių, sakau, prieš Vilkus, vienas draugiškas, vienas buvo labai prastas, kitas labai geras, kitos lygiai sužaidėm, tai manau, kad pasiruošę. Ir šiaip esame vienintelė komanda. Praėję visą tą atranką turnyrą, tai manau, mes esame verti būti čia ir verti kažką laimėti, nes praėjom visą tą ilgiausią kelią. Tikiuosi užsigrūdinom ir... Kiek tau Martynas kaip kambariokas? Visi su manimi norėjo gyventi kažkaip, bet neturiu iš ko rinkti. Prispaudyti. Sunku pasakyti, nes šiemet matai, mažai mes keliaujam kažkur, ką tai nedaug kur gyvenam, tai dabar tik tai pradėjom, tai per pirmas 2 valandas dar nei aš jo neužknisau, nei jisai manęs, tai bet po vienos dienos gal reikės gerklės perkas. Norėtus dažniau keliauti, taip, ar dabar, kai šeima, vaikai geriau ramiau? Ne, tai aišku, tada norisi su komanda labai gerai prasiblaškyti, skaniai pavalgyti, nors kad ir kaip skaniai žmona gamina, bet pjaustos salotas, viskas labai skaniai čia buvo. Tai sakau, labai gerai pakeliauti, biškai prablaškai galvas, komandai padeda, būt kartu pavakarieniauti, biškai pasikalbėti, tai manau tik į naudą. O Bilbao tie steikai geri buvo, valgyta jausą, ar ne? Tokia jautė. Aš jau senas, mano Bilbao tokia atmintis jau neprisimenu. Vienas iš 3 komandai laimėjęs tą KMT, prisimeni dar tos 2016 metus. Deivis sakė, kad ant tiek bijo pralaimėti su pačia su priešaky, kad laimėjo visą. Jo, prisimenu, nes labai prisimenu, kad... Tarp kisko pirmas KMT buvo? Jo, pirmas KMT, nes prieš tai buvo kitaip pavadintas ten taurė.
Tai buvo pats pirmas ir aš prisimenu, Tomas, kaip atvažiavo į komandą, nes jisai pakeitė kitą trenerį vidury sezono. Jisai taip iškart komandą transformavo, keitė ir ruošėsi būtent kovai su Žalgiriu, dėliojo matchupus viską ir aišku, jis labiau gal taikėsi į ilgalaikę perspektyvą į tą, bet tai viską padėliojo matchupus, viską prieš Žalgirį ir apvainikavo pergalę. Ta prasme, aišku, namie žaidėm, dar buvo irgi kitas formatas, buvo 8 komandos. Prisimenu, jo pirmos rungtynės irgi ketvirtfinalio žaidėm dar ne pačioje arenoje, nes ketvirtfinalį vyko mažoje arenoje, Džiupe, prieš Lietkabelį, tai irgi buvo sunkios rungtynės, irgi buvo daug įtampos, bet kažkaip tose rungtynėse man pavyko gerai sužaisti, ištempti, o po to per pusfinalį finalą rėmėsi kitais žaidėjais, bet aišku, pirma pergalė, pirmas KMT ir iškart pergalė namie buvo labai geros emocijos, prisiminėm šventėm smagiai. Antanas Kavaliauskas dar buvo MVP ryto ir kaip tik buvo tas Deadpoolas, toksai filmas išėjęs, tai Antanas buvo fanas, tai turėjo Deadpoolo kostiumą, tai galėjo švęsti su juo būdamas čempionu. I mean, I don't think, like as a player, I don't think it gives you any more motivation. Like, I don't think you should need, someone second guessing you to give you more motivation, but it definitely, after the win, it definitely makes you, it's a nice, like, F you to them, yeah, I don't think we need any more motivation. I think, we've been struggling in the LKL right now, but, I think this is something that could help turn us around. We still have to play with the same energy that we brought to the Final Four. It's not going to be easy, but I think, we showed ourselves earlier in the season that we can beat anybody in this league, and, we reminded ourselves this weekend. Neptūnas pagal specialistus, krepšinio analitikus nėra šio pusfinalio favoritai. Sutiktum? Sunku būtų turbūt ginčytis su tuo faktas, kad Vilkai žaidžia namie, Neptūnas pastaruoju metu tikrai nedemonstruoja įspūdingos formas, bet viena komanda jau nuo Neptūno nudegė, būtent nudegė šitam turnyre ir labai skaudžiai, tai manau, kad Neptūnas yra pajėgus, kai yra iš vienų rungtynių, daug pasitė ant kortos, faktas, istorinis šansas tiek vienai, tiek kitai komandai patekti į Citadelę KMT finalą, bet manau, kad ginčytis dėl to, kas yra favoritas, yra pakankamai sudėtinga ir manyčiau, kad Vilkai pelnytai yra kažkiek favoritai šito pusfinalio. Aš tai asmeniškai šiaip buvau užsivedęs, mane Žygio kalba gal taip ne kiek užvedė, kiek nuramino ir prajuokino, kas yra gerai, nes tu prieš tas varžybas negali ir perdegti vien ten apie tai galvoti, nes, iš tikrųjų, kuo daugiau tų minčių, kitą kartą nesigauna susitvarkyti ir iš to didelio noro tada gaunas dar blogiau. Žyga kalbėjo prieš pusfinalį kalbėjo. Taip, tikrai dadėjo, Žyga patyrė žaidėjas, tikrai moka gerai kalbėti, tikrai yra labai svarbus žaidėjas mūsų komandai tiek aikštelėje, tiek viduje, tai tikrai labai gera kalba. Buvo kažkokių jėkų, bet viskas gerai. Bet motyvacijos dadėjo. Tikrai dadėjo. Give one Žygis say. Okay. Hello guys, congrats everybody. Žygis taip juokingai pradėjo tą kalbą, kad sveiki, Žygis, atrodo, mes tavim nežaidžiame, mes tavęs nežinom, tai šiaip biški prajuokino, biški taip nuramino jo, bet kažkiek turbūt giliai pasąmonės tiek užvedė dar labiau, nes padėjus visas asmeninės ambicijas į šoną, kad ir pats nori laimėti, pats nori tą medalį kažkokį iškovoti, supratai iš tikrųjų, kiek daug reiškia tiem vyresniem žaidėjim toks šansas ir kad galbūt kai kuriem iš jų ten paskutinis tas toks šansas ir norėjos kažkaip jiem padovanoti tą medalį. Tai smagu, kad visai komandai pavyko tai padaryti. Sometimes always coaching, we are speaking before the game, after the game, players, they get used to listen from us, the motivation, how important is the game. But it's some moments that I think players must make the job. Players feel this, and Žigić is one player with great character. He's emotional character, and
his speech was amazing. His emotion, I feel him. He was so motivated. He gave one amazing speech to the team, and these small details make us to feel the importance of the game, to play like a family, to play like 40 minutes as a team, and these small things create big things. My head like I will beat him in the playoffs, but this opportunity comes faster. And now, like, if the opportunity is here, you need to grab it. Come here, guys. Come here. Hey guys. Somebody, if you want to, like, take a breath, close your eyes. Today we need to fight, you know, fight and think about Neptūnas, about your family, about your kids, whatever. You know, we just need to fight. Like our coach said, fight like a crazy guy. Klaipėdos Neptūnas. Lost your mind. Tell me when you think we crossed the line. No more drugs for me. Pussy and religion is all I need. Grab my hand and baby we'll live a hell of a life. Tai buvau kažkaip pasiruošęs, susikaupęs tam, nes žinojau prieš rungtynes, kad eisiu į startinį penketą. Padėkojau treneriui, kad išleido, pasitikėjo, nes vis tiek čia toks renginys, tokios rungtynės ir išleisti startinį penketą vis tiek reikia pasitikėjimo. Tai kažkiek, ne kažkiek, labai džiugu, kad išleido, tas darbas treniruotėse atsipirko ir dar pavyko taškus įmesti, tai labai smagu buvo, o pats renginys tai aukščiausio lygio. Tai visiškai, aš dar dabar su tą vieną ranką, aš tik dabar be įtvaro, bet tas delnakaulis, pirštakaulis, jis vis dar lūžęs, niekur jis nedingo. Jo, aš žaidžiau, nuo ką daryti. Norėjau klausti, bet turbūt minčių nekilo, kad apskritai nežaisti? Ne, nekilo visiškai minčių, kad nežaist, aš tik tais pergyvenau labai, kaip čia reikia žaisti, ta prasme, ar aš galėsiu bent sugauti pasą, kaip pavyzdys, ar ten bus tas skausmas toks nežmoniškas. Bet Martynas, komandos daktaras, gerai suteipavo. Davė gerų vaistų turbūt, nes nuėmė tikrai tą skausmą. Toks tas sportas, tokį šansą turi, negali dabar praskysti ir oi, man pirštas skaudina. Tai pačios komandos turbūt koncentracija, tai patekti į ketvirtą, tai jau buvo įvykis mums ir siekėmybė, o visą laiką suteikė didžiulį koncentraciją per rungtynės svarbes, būtent kai finalinis ketvirtas yra suorganizuotas puikiai, būtent Karaliaus Mindaugo turnyro tas ketvirtas, tai manau, kad vyrų susikaupimas, koncentracija, atsidavimas, žinojimas, dėl ko vyksta viskas ir tiesiog džiaugiamės, kad būtent tuo metu buvo vyrų 100% koncentracija.
Krepšininkas. Klaipėdos Neptūnas pirmą kartą. Citadelė karta istorija. Pirmą kartą taurių istorija žengia į finalą. 87-83 Neptūnas kūrė istoriją čia Vilniaus Litgrid arenoje. Wow, tikrai, kaip ir minėjome, Wolves Twins Bet, neabejotini dvikovos favoritai prieš šį mačą ir apskritai, tą ir norėjau pasakyti. Tai yra final! Klubas įkurtas su didžiulėmis ambicijomis ir baby, one more. Man, good job, Thomas. I said to Zigic, I'm glad to give the last comment. So now, Davis, you need to give the last comment for this game. It's nothing to say. We fight, we stay together, and now we are in finals. We'll be on the final, and we'll be on the more finals. And we need to keep this mindset. Arnas, you make amazing job. Arnas, you came late, and you make amazing job. Amazing. That's the key, guys. Everyone, be ready. And every time you step in on the floor, what to say about Matas, the position. Great job. Bravo, guys! Po pirmų rungtynių finaliniam ketvirtį tai labai sunku buvo suprasti būtent tą reikšmę ir skubėtai džiaugtis. Mes tikrai žinojom, kad ne tik pasiekėm ketvirtą, bet ir pasiekėm turbūt daugiau negu daug kas tikėjosi. Tai tos mintis buvo tikrai ruoštis kitai dienai ir bandyti padaryti istoriją dar įspūdingesnę. Šį vakarą jie kurs naują istoriją. 24 žaidėjai, 1 trofėjus ir milijonas akių, laukiančių jį į dangų kelsiančių rankų. Pergalė jau seniai tapusi ne tik titulu. Pergalė tapusi prestižo ir garbės simboliu. Tai karaliaus Mindaugo taurė. Klaipėdos Neptūnas. 1 numeris Radvilas Kneižys. 4 numeris Žygimantas Janavičius. 7 numeris Dešur Dui. 8 numeris Mindaugas Girdžiūnas. 9 numeris Martynas Pacevičius. 10 numeris Nate Johnson. 11 numeris Matas Repšys. 13 numeris Deividas Gailius. 20 numeris Miles Hassan. 21 numeris Arnas Beručka. 22 numeris Tomaš Pavelka. 24 numeris Zane Waterman. Komandos vyriausias treneris Georgijos Vomanas.
I mean, I think before that game, you know, of course we're the underdogs with Žalgiris. You know, they're EuroLeague team and everything, but at the end of the day, you know, we're all basketball players and everything is. We're all professionals, and we all, you know, you got to tie your shoes the same way as they have to tie their shoes the same way as we do. So it's, you know, once you get in between those lines, it doesn't matter where you played before or who you play for now. Is you still have to win the game. So I think for them, it kind of played into our hands, of course, because, you know, all the pressure's on them. Neptūnas isn't supposed to win the game, but, you know, that doesn't mean that we were going to come in and lay down. We wanted to come in and fight. Nothing gets changed. Okay, let's go! Our veterans, they're key players for us, because when they rolling and they playing well, I think we all can be very good. So Menda, he does a lot of great things for us. Davis is, like I said, he's our leader, our captain, and Ziggy too. At the end of the day, he's our point guard still. So he got eyes on the floor that nobody else has when I'm out the game. And me and Ziggy, like sometimes, some games, we know before games, even during games, we talk, you know, and it gives us to look in each other's lenses and pick each other's brains. So with those three guys being our vets and our captains, it's like, it's great to have them on the team and leading us in the right direction. Hesenas Gailiui, kapitonas iš kampo nepataikė. Nu, jeigu atvirai, tai dar va dabar čia net važiavau šiandieną ir, nu, stovi dar galvoj tas vat momentas. Iš tikrųjų ir visiems sakau, kai tą lemiamą, kai paleidau metimą, tai net nebejojau, kad įkris. Nes toksai tikrai ir tiesus, ir geras, ir dėja neįkrito. O prieš tai tas metimas, kuris įkrito, tai toksai nebuvo užtikrintas. Toks aš jį paleidau ir galvojau, kad tikrai nebus. Ir jisai įkrito, tai... Nu, yra kaip yra apmaudu toksai. Iš tikrųjų, tikrai būtų vienas toks didžiausių momentų karjeroje. I know he wanted to make that shot. We all wanted him to make that shot, you know, but he stepped up so big for us, you know. Him being our captain, you know, our leader is just like, you know, when he goes, you know, everybody else goes, and he played great, you know. Those back-to-back games for him is tough, you know, because he's an older guy, he's a veteran. It was tough, but he gave it all he had, and I mean, we couldn't ask for a better situation than that, you know. Like, if he make that game, and if he make that shot, it's, you know, it's another level. But, you know, him taking that shot wide open, like I said, like, we'd take that 10 out of 10 times. When it was in the air, I remembered, you know, just the player two before, it just hit it from almost the exact same spot. So I was like, all right,
I saw him get the ball in the same spot. I was like, this has got a really good chance of going in. Rungtynės, manau, buvo puikios finalinės, tik tai galbūt pritrūko kelių momentų, bet galime tik tai padėkoti vyrų atsidavimu ir jie buvo verti žaisti finale ir būtent taip. Toksai man tai, pavyzdžiui, viduje buvo daugiau liūdesio nei džiaugsmo. Aišku, čia kaip po to apgalvoji visą kitą antrą vietą, čia istorijos pasiekimas, visą kitą labai džiugu, bet atrodo, per tokį mažą dalelytę galėjo būti dar geriau ir toks jautiesi net kaip pralošęs iš tikrųjų, bet dabar biškį laiko praėjo, tai tikrai labai džiaugiuosi ir vertinu šitą. Tos nuotaikos tokios kitokios buvusios, manau, būtumėm džiaugiasi, to sidabro medalio, aišku, ir taip džiaugiamės, bet kai laimi per tokį mažą skirtumą, per vieną metimą ir kai galėjai išplėšti pergalę, ten Žalgiris nebeturėjo minučių per minutės pertraukėlių, būtų įkritęs tas metimas, viskas išsimetė iš auto, paleidę per visą aikštelę, aišku, nesąmonė kažkokia, tai būtų buvę labai. Sakau, tai net nesupratom, kaip ar čia džiaugtis, ar čia liūdėti, toksai ir liūdėjom, aišku, žiauriai, kad tas metimas neįkrito, bet po to pergalvoj, įspūdingą rezultatą pasiekėm, tai per vieną metimą nuo čempionų buvom, bet aišku, čia tas metimas pabaigoje, čia daug tų detalių susideda ir gal galėjom apsiginti prieš tai ataką, dar ten visokių ten klaidelių, tai čia nereikia į tą vieną metimą fokusuotis, tai nežinau, laimėjo stipriausiai tą dieną. After the game, when you are so close and you see one shot that can change totally the history, you need some times to accept this, that we were so close to win this trophy, but from the other side, I'm very proud. I'm very proud for our team. I'm very proud for the players, for the organization, for this city, because we have great support for the fans. Fans, first game, they give us this feeling that they support us. Every defense, every offense, they were so close with us, and it's very important to feel this connection between the team, the fans, to feel what we try to build on this team, and these moments make you to realize, first of all, what sports can give to any coach, to any player, but also that we practice from 11 of August to play this kind of games and to have the fans to support us. The city, after I wasn't here, but I saw so beautiful videos that they came to and they were so happy. And so this happiness, it's the reason that we are practicing. And as I said to the players, to have this feeling, you need to suffer during the season. Every year, all the teams, even the top teams that won the NBA team, EuroLeague teams, in LKL, in KMT, if you don't suffer and if you don't be stronger from this situation, you will not be able to win the medals. So I'm really proud for the organization, for the players, for the coaching staff, and for the fans that we work together as a team. And we manage and we have this success. Jo, jis įspūdingas, tikrai. Aš iš tikrųjų dar dabar, kaip pasakyti, turbūt pilnai iki galo nesuprantu, koks, iš tikrųjų didelis čia pasiekimas yra tiek komandai, tiek asmeninis. Didelį reikšmę turi, bet, kaip pasakyti, nežinojau po varžybų ar džiaugtis ar verkti iš tikrųjų.
turbūt daugelio būsime. Jo, aš žiauriai pasimetęs buvau, aš po pusfinalio, kai mes laimėjom, tai aš tiesiog graudinausi, nes žiauriai džiaugiausi, kad mes laimėjom ir mes finale, o kai pralošėm tą finalą, tai atrodo kaip pasiekimas didelis, reikia džiaugtis, bet tu per vieną metimą buvai nuo aukso ir tu supranti, kad galėjai laimėti didžiąją dalį rungtynių, laiminėjom, kontroliavom, atrodo. Tai buvo sunku džiaugtis jo, nes finale turbūt geriau yra 30 taškų atsikraut, tada tu žinai, kad, gerai, mes šiandien silpnesni buvom, pasidžiaugim tą antrą vietą, kas tikrai irgi nėra blogai. O kai tu per vieną metimą prarandi tą pirmą vietą, tai jo buvo toks emocijų kokteilis. It's definitely up there. It's definitely up there. I've won a couple of like championships in some other leagues and in college, those are special, but I mean, Lithuania is my second year in Lithuania. I have my son here and, it's kind of really became a second home to me, so it's very, very special. If it's not the top accomplishment, it's probably 1A or 1B, so it's very special to me, and it means a lot, and especially with this club, starting the season, everybody welcomes you with open arms. It's really a family atmosphere, and, we spend a lot of time together, so it's very special to be a part of the, first finals of the KMT for Neptūnas. Tai palyginti galima, kaip žaidėjas tai yra vienas dalykas, o kai šalia sėdint yra visai kitaip. Tai kai žaidėjas tu gali ir fiziškai pakeisti rungtynių eigą, o jau šalia sėdint, tai tiesiog stebi savo padarytus namų darbus iki tų rungtynių. Sidabro medalininkus visi kartu Klaipėdos Neptūnas! Jūsų plojimui skambant kviečiu čia numeris 1 Radvilas Gneižys, numeris 4 Žygimantas Janavičius, numeris 7 Tešur Bui. Man irgi toks jausmas, kad po šio savaitgalio mes tikrai turėjom grįžti su pirmą vietą. Tai manau, kad mes ir užvaldėm tų visų žmonių širdis, nes tikrai gerai žaidėm ir tikrai, kaip ir jau minėjau, pačiam net liūdna yra grįžti su antrą vietą buvo, bet džiaugiuosi, kad taip žmonės vertina. Ir tikrai, kaip jau minėjau, pasitiko ir visi šneka, tai kaip būtume nugalėtojai. Faktas, kad su Neptūnu medaliai man patys mieliausi, tai šitas tikrai yra vienas svarbiausių, tai nežinau, tiek atsimenu su Neptūnu, tie patekimai į finalą LKL, tai irgi labai daug emocijų suteikia, bet čia toks, sakau, labai, labai mielas tas medalis. Manau, kad gal net į patį viršų, jeigu ne į patį pačiausią, tai tikrai kartu su dar kažkokiais keliais momentais. Panašiai kaip ir su Lietuvos rinktinė, kai laimėjai sidabrą. Vat apie tą ir galvoju, tiek su ta rinktinė, kai laimėjom kažką, daug labai momentų yra likę, kai žaidėme Eurolygoj su Neptūnu. Su to pačiu Rytu, kai laimėjom tą taurę, irgi geras prisiminimas. Ir aišku, dar kažkas likę, tai tikrai viršuje. Ir parodė vyrai. Tai taip, kad ir, sakau, tai mes galime šnekėti apie Deivido paskutinį metimą, bet pralaimėtos rungtynės susideda iš daug detalių, tai mes galbūt prieš tai kai kuriuose momentuose galėjom kitaip sužaisti ir net neprivesti prie to paskutinio. Tai, bet džiaugsmas
dviejopas po pralaimėtų rungtynių, kai galėjai būti ir laimėtojas, bet mes ne kiekvieną dieną laimim taurę ir ne kiekvieną dieną Neptūnas laimi medalius, taip kad mes turime teisę pasidžiaugti ir Klaipėdos miestas turi džiaugtis. Iš tikrųjų labai nuo visos komandos noriu perduoti didelį ačiū fanam, tai atvažiavo tikrai jautęs tas palaikymas Neptūno fanų, tai nežinau, tai ir turbūt ir tų fanų palaikymas priklauso nuo mūsų rezultatų, tai kuo geriau mes žaidžiam, tuo labiau fanai vienijas ir atvažiuoja, tai aš tikiuosi, kad čia bus tikrai jam geras tramplinas, dar daugiau mus palaikyti ir važiuoti ir iššūkas daugiau, tai nežinau, tikrai fanų palaikymas buvo superinis. When they give us energy, it gives us an extra boost. And I feel like they show up no matter what. Vienreikšmiškai tik tais ačiū iš didžiausių raidžių, kokių tik tais įmanoma, ta prasme. Through the bad times and the good times, they there, you know, and they deserve to, you know, feel like they appreciate it, you know. Jautėsi, prasme, pusfinalį, tai labai jautėsi, atrodė, kad žaidžiam kaip namie, nes Vilkų fanų beveik net nesigirdėjo. Kai žaidėm su Žalgiriu, buvo biški kitaip, bet trečiam kėlinyje atrodė, kad vėl žaidžiam namie, kai jie buvo labai nutildyti. Ploja, ta prasme, po praloštų varžybų, tai tikrai labai daug padeda emociškai, nes mes irgi žmonės, mes nenorim pralaimėti, mes juk neinam specialiai pralaimėti ir mes ruošiamės tom varžybom visą savaitę, tu ateini praloši, žinai, kad dar visą savaitę reiks tam liūdėsį vos negyventi, bet tas fanų užnugaris jo jaučiasi. Turbūt ne pirmą kartą dėkoju ir manau, kad dar ne kartą dėkosiu už tokį palaikymą. Jaučiasi nuo pirmos sezono dienos jų bendrystė ir bendravimas apskritai su klubu. Super labai esam dėkingi ir galim, kad tiek jų daug susirinko, tiek arenui, tiek pasitinkant Klaipėdui, tiek palaikė prie televizijos ekranų. Tai tikrai jautėm tą palaikymą ir Klaipėdui, kai tiek žmonių pasitiko, tai sakau, šiurpėjo, kai visi ploja, Vakarų banga, deglus uždegė, dainuoja. Mes išlipom iš autobuso, visi duoda 5, sveikina, šaunuoliai, sako, nori nusifotkinti, tai nerealios emocijos, mes dėl to ir žaidžiam tą krepšinį, kad suteikti fanam tokį džiaugsmą ir tuo pačiu gaunam mes atgal jį. Banging in the bands and stuff like that, like for me, I personally just be like, you know, rocking with them, you know, like, and it gives me like a push, you know, sometimes, you know, and when things is going bad, you know, and they and doing their thing, it's just like, all right, yo, we gotta pick it up, you know, so it's great to have the fans and that connection with us. Going through these bad results and they always supporting us, it's been amazing. Sometimes we don't deserve it, but they're always there for us. The ultimate goal for the team is obviously to win the championship. Right now, we got to focus on every game because every game is the finals for us because we put ourselves in this hole and we got to get out of it. Aš jau prieš tai minėjau, kad aš net neabejoju, kad mes pakilsim lentelį, tai čia laiko klausimas, nes potencialo tikrai visi mato, kad mes turim daugiau negu dabar stovim lentelį. Tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, pamiršti greičiau tą laimėjimą ir tvarkyti reikalus LKL. Me personally, I just want to be the best I could be every single day, make our team win, impact winning every single time I'm on that court, and everything else just comes with it.